Po metų, po žiemos, visas nuo ultravioleto nušiūręs baldas, šitas nušiūręs, matom visas. Tai žmoneliai kalbėjo, šveičiu. Sušveistas visas gražus čia. Tiko medis, jisai ilgamžis, bet reikia jį palėjot, kad jis nenupilkėtų nuo ultravioleto. Turbūt taip ir neprisiruošiu, bet žmona sako, reikia trubelį rūpintis labiau nei tavo akim. Sakau, terasą irgi reikia. Jo, terasą sako irgi. Sušveisi. Dar nei kart nešveičiau, bet ypač čia, kur daugiau, mažiau vaikštusi, tie dažai lieka alyva, o kur išvaikščiota, ten išvaikščiota. Tai sako, sušveis, kad kuo mažiau matytųsi tie skirtumai. Čia ir kaltininkė. Ką čia atvežiai? Čia šeimos verslas, tai tu ir dažysi šitus, ne? Taip. Tai va, jau viską nušveitėjai. Vieną. Čia yra po, o čia yra prieš, tai visai nusivalo kažkiek ir taip labai greit švitriniai užsivelia, kelios lentos kaitinės aliejus. Nu, bet užtat, man atrodo, gerai taip pat nusivalo, toks bendras nešvarumas, blogai tik tai, kad varžtai pasižeidžia, korozinė danga. Bet, matot, čia daugiau išnešiota, ten mažiau, šiek tiek tokį duoda vientisumą didesnį. Nu ir ką, man tai asmeniškai atrodo, kad čia užsidės tas aliejus ir jis atrodo švaru, gražu ir lengvai sendinta. Tai man tai mano skoniui labai gerai. Dabar keičiu švitrinį, važiuojam toliau. Pažiūrėkit, kaip gražu žmona. Aliejum tepa. Meilė, šypsenėlė. Tepa aliejum, paskui su skuduru nuval ir paskui antrą kartą viską teps. Pasuk įspūdžiai, kaip? Pavargau labai. Pavargai, striukė biškį įsipurvinai? Labai sunkus darbas. Kiek padarėjai? Bet jau geriau žymiai atrodo. Taip. Štai, pirmas sluoksnis. Anzos kempinė, nereikia klauptis, tik ilgesnė reikėtų, nu ką padarysi. Bet esmė tame, kad net jeigu protingai darai, nereikia jokio perviršio valyti. Su ją taip tolygiai padengi, kad nereikia jokio perviršio po to eiti. Tai reiškia, žiauriai greitai eini. Apsaugų čia irgi daug kur nedėjau, nes jas ilgiau dedi ir nuėmė ir išsiterlioja, negu pasistengiant atsargiai nepriliesti. Labai gražiai. Nuvaliau dulkes, prapučiau tarpus. Dabar stengiuosi tolygiai padengti vieną sluoksnį ir paskui eisim iš karto antrą. Kaip jisai gražiai atrodo, bet jis toks mažiukas, dieve, jeigu jį pasatai prie lengvosios mašinos, tai jis kai žaislinis atrodo. Jo, kita diena, kaip čia viskas atrodo. Wow! Nėra iš tikrųjų pilnai dar sukietėjęs sudžiūvę, bet čia palietus, nieks nelimpa nieko. Nu, fantastinis grožės, o kaip tie baldai? Ai, kokie gražus. Mieli, malonus paliesti, tokie sendinti atrodo, nes nėra, kad tobulai būčiau sušveitęs, bet tai suteikia dar gražesnio atspalvio. Labai gražiai atrodo, nes jis tvarkingas, švarus, švara tokia yra. Štai irgi kontrastai sumažėjo labai stipriai, nes čia buvo vienos, vėliau įdėtos, nes čia jos apdegė. Šitas ant kitais dažais dažytos ir atmažėja tas skirtumas. Šiaip kamerai matosi labiau, bet realybėj vis beveik net nepastebimas yra. Jau pražydo! Čia žmonos pažiūrėkit, kiek tulpių. Čia visur tulpės lenda. Ir čia išlindo Kas čia per gėlės, bet tokios gražios. Pas mane tai iš Dekatlono batai. Mano iš New Balance. Atlaikė pas mane. Man gražesnė. Labai gerai, Iš Dekatlono geriau, galiu iš 15 eurų kėdus nusipirkti atlaiko visą sezoną. Norvegiją važiuosim rugpjūčio mėnesį. O ko? Nu, pažiūrėk, gražu. Kalnų? Į kalnus eisim? Kalnų, maudyti. Gerai. Mes buvom jau tokioj turbūt paskutiniai galimoj pirties vietoj ir nuomonė tikrai čia. Labai nuostabi, tobula vieta, ideali pirčiai. Jeigu ateis pinigėlių, tai viskas, gegužę spausdam pirtį. Sako, žmona jau trečią kartą ateinu ir visą laiką gerai, nes gali būti vieną kartą atėjus tiesiog nuotaika vienokia, kitą kartą jau blogai. Jau čia, sako, trečią kartą ateinu. Jau, kad skirtingom nuotaikom jau ateinu trečią kartą. Buvo visas, mano nuotaika buvo skirtinga visus kartus. Per visą, žodžiu, periodą, taip, skirtingų metų atėjai. Bet per visas skirtingas nuotaikas šita vieta yra ideali. Ta prasme, tobula pirčiai. Čia bus hamakas, gražus darbėjas. Nu, negali paaiškinti, tiesiog energetikos čia yra toksai laukas tų medžių.
Ir va čia va bus ta pirtelė ir pirtensimės, ir čia matysim va šitą va visą. Šitus visus smulkius aš iškirsiu ir matysis tie, kur toli yra tos eglės. O kodėl čia iš vis tau tos pirtis, tau patinka pirtentis? Taip, tai aš jau 2 metus einu pirtį į mėnesį kartais su draugiam. Mane išmokė tokia pirtininkė Neringa pirtens. Anksčiau man nepatiko pirtis, bet dabar tai aš jau čia laukiu, vaikščiu kaip noriu. Žiūrėk, kodėl nepatinka pirtintis, nes žmogui ir jo refleksam tai yra pavojinga. Tiesiog per labai karšta ir jam iš karto išsiskiria jam stresas. Reikia ten vyrai sėdi, ten neįmanoma eiti tą pirtį ir tipo, jeigu tu nori pabėgti iš pirties, sako, daryk duris. Tai aš tokią pirtį atsiminiau. Nu, kad aš tokia pirtis tipo yra. Ir dar geria, ne? Pirtį. Ir dar, nu, beleka. Bet esmė, kad pirtis iš tikrųjų visiškai ne apie tai yra. Ne apie karštį, kad ko čia daugiau užbus, o apie atsipalaidavimą, ramybę ir va tą kūno pajautimą, savęs pajautimą, sustojimą. Žodžiu, pirti reikia turėti žmonėms. Žiauriai geras dalykas. Žiūrėkit, kokį kaleidoskopą turiu. Eik tu savo. Nu, o kokios čia veiklos turiu sezoninės. Šitas buvo išlūžęs dantis, tai naują varžtą nupirkau dar pernai. Ir pagalandau prie tą pačią. Nu, čia nėra stebuklas, bet vis viena. Šiek tiek taip, va, ką aš geriausio, ką radau pas save, tai deimantinė. Nežinau, ar čia pavojinga gyvybė ar ne, bet geriausiai man ėmė ir jas pagalandau. Jie tokie apsidaužė, dabar tapo tokie biški aštresni ir manau, kad daug gražiau žolės kus. Ir šitą va žolė apjuvė dabar man labai šiemet gerai tarnaus. Dar patikrinsim, ar tepalo pakankamai yra reduktoriai. Tai kažkokie neligumai, kurmiarose. Akmenis, aišku, daužo tos peilius, bet čia jų gažu 50, gal 100 pagavęs. Dar gyva, bet čia va, kai eina kalba kažkokie smulki krūmeliai ar jau papuvę rasteliai, viską sumalo. Gerai šienauja, šieno tik nedaug, bet va pernykščių kabelių pripjoviau nemažai. Peiliai, žodžiu, aštrus. Jeigu šitas atlaikys dar ir šitą darbą, tai čia bus rekordininkas, nes su šito aš išvaliau, kur namą statėm milžiniškus plotus. Dabar va irgi pjaunu. Ta prasme, jeigu kyla klausimas, tai jisai daug didesnės gali atpjauti. Visiškai kaip benzo pjūklas eina, batarkės ilgai užtenka. Turiu prailginimą, jeigu reikia šakas genėti. Ir pradedu šį čia valytis po truputį. Planas tai yra visą šitą iki pat ant tų tolimų medžių išsivalyti, bet nežinau, ar čia labai jau sudėtingas tas planas. Nu kaip, sąlyginai, čia porą dienų gero darbo ir čia viskas švaru. Bet porą dienų tai tingisi. Nu ir ką. Ir čia atsiveria va šita lokacija pirteliai. Ką man atnešiai? Kavytės išvirei? Ne, sulčių. Sulčių. Kinderiuką. Nu pavasarį tai tokia graži gamta, nes gali sėdėti. Darai? Čia jūra visada jūra. Tokiu nereali spalvikė paliko. Toks visas žiauriai, čia dar pagalvėlės prie komplektą, pažiūrėkit. Nu, tokioj mūgiai ten visko yra ir čia yra pieno produktai. Ką aš papasakosiu, mes nusipirkom natūralių ūkininkų kaimo gamybos pieno produktų, bet čia yra kitoks pienas. Anksčiau Lietuvoje, kaip mes visi buvom maži, kaip aš, būdavo tas senovinės veislės ir tai būdavo A2 baltymų pienas. Ir paskui atėjo į madą tas visas naujoviškos karvės, kur geresnis pienas, geresnė mėsa ir panašiai. Tai jos duoda A1 baltymą, tai reiškia visiškai kitoks baltymas ir visi ten tie netoleravimai, laktozės, visos alergijos, visi ten rekomendacijos, kuo mažiau pieno produktų vartoti yra iš to, kad A1 baltymas yra sunkiai įsisavinimas ir daugeliu atveju nenaudingas ir kenksmingas. O A2 yra senoviškas, labai sveikas ir labai gerai įsisavinamas ir nekelia tų visų uždegiminių procesų. Tai va bus labai įdomu pabandyti. Čia teorija, aš nieko pabandysim, ar skanu, ar fainai. Pažiūrėjau, ir Vedena išlovina, kad ten pieno produktai tokie, kokie ten taip naudingi, efektyvūs, bet tos indiškos senovinės karvės yra A2 pienas, lietuviškos senovinės yra A2 pienas. Bet dabar visur pasaulyje
paplitus tos veislės, kur avieną pieną duoda, nes jisai ekonomiškai yra efektyvesnis, bet jisai yra daug nesveikesnis. Dabar dar čia atvažiavom prie Karmazinų piliakalnio, yra toks kioskelis, kur yra vegetariškas, pačios skaniausios pasaulyje picos kepiamos. Pažiūrėkit, kiek čia žmonių atvaro. Slaptas ingredientas, kas čia parašyta? Meilė. Slaptas ingredientas yra pica. Ar skanu buvo? Taip. Jie dirbo tik savaitgaliais, bet pažiūrėkit, ant kiek viskas yra stilinga. Kepė čia mums per 15 minučių. O žmona dar nusipirko va tokių. Pica. Sojos kepsnelį. Trečią parą iš eilės sėdim čia prie laužo. Nu, ne visą parą, bet vis vakarė ateinam. Ir kepam kažką, ir laužus smirdam, ir ekstazijai. Pasižiūrėkit, kokį čia man užrodė latvišką hermetiką, kuris yra pagamintas linų sėmenų pagrindu. Jame yra, aišku, kažkokių akrilatų, bet jie sako, kad iki 120 laipsnių yra stabilus. Jis yra skirtas iš išorės, iš vidaus, kai rastai susijungia, užtept, užsandarint, kad tarp rastų nepūstų vėjas. Bet mano mintis yra, mano pirtis dėliosis iš tokių truputį storesnių pagaliukų ir jie vienas ant kito va tai bus sudedami. Su špuntu, aišku, bet vis viena tobulo sandarumo nėra. Ir kitas dalykas, kad kai garas, šaltis, šiluma, džiuvimas, traukimasis, atsiranda mikroplyšiai tikrai ir sandarumas mažėja. Mano mintis, o jeigu bent jau spinas tai tikrai, o galbūt ir visą, nežinau kiek tai kainuotų, tokią siūlę uždėt. Kažkiek tai kažkur, jeigu ir pasiplės. Jis yra stipriai elastingas, nu žodžiu, nusipirkau pasibandymui, yra depo pirkti, yra dešrom, yra tokiais, man atrodo, toks apie 6 eurų gal kainuoja. Žiauriai skystas, labai lengvai išsipurškia, nepavargsta ranka, čia yra privalumas, va aš taip užtepiau. Įsivaizduojama tokia jos čikė ir dabar tiesiog taip uždėsiu ir pažiūrėsiu, kaip pilnai išdžius, tiesiog pažiūrėsiu, kas gausis. Originaliai tai va taip tiesiog tepasi, kaip yra tarpas tarp rastų, taip užsisandarina ir paskui galima taip vat pravalyt. Pavaliau su skuduriuku, jis yra dažomas po to, bet tipo jisai vat sudžiūvęs, jisai turi tokio elastingumą. Tinka laukui, tinka vidui ir netgi Ignas yra pirtelę savo iš vidaus va tokį prasitepę. Jis jam skambino, klausė, sakė, iki 120 laipsnių tikrai galima naudoti. Neekskleis nuodų. Tai čia mano toks eksperimentas, vat pabandžiau pertepti taip ir po kokios poros kitos pabandysiu, kaip jisai, kokias jisai savybės įgyjo, žiauriai įdomu pasižiūrėti. Prie galėtų kėdę suveržiot, kad neklibėtų. Galiu. Šaunuolė, ačiū tau. Čia tokį darau paruošimą dažymui. O, tai pagramdau biškį, va, čia biškį taip ir labai gerai. One for all. Va, taip tos skylutės čia. Čia viena. Na ir čia kelias. Nu tai šitie oranžiniai kaip gruntas, o jais paskui reikės ant viršaus biškį raudonų dėti. Matai, čia gal originalas, o čia va, nu tai biškį skiriasi.